Sveiki visi, gydytojas Artiomas ir skaitmėjų šypsenu. Šiandien aš norėčiau su jumis pakalbėti apie mūsų naują patobulinimą implantacijoje be pjūvio. Tai yra PRF, tai yra trombocitais praturtinta fibrina. Labai dažnai pacientai klausia, ką mes darom, jeigu mums akivaizdžiai trūksta dantenų, trūksta kaulo, ar mes galim implantuoti be pjūvio. Visiškai be pjūvio tokiais atvejais mes implantuoti negalim, mes kartais trupučiuką turim dadėti kaulo ir panaudoti dirbtinės kitas medžiagas. Jau ilgą laiką odontologijoje, bendroje medicinoje, tokia kaip, pavyzdžiui, dermatologijoje, traumatologijoje naudojamas PRF medžiaga. Tai yra kraujo koncentratas, praturtintas augimo hormonais, praturtintas kamieniniam ląstelėm. Tai yra grinai jūsų 100% kraujo dalis, kuri išgryninama būdu centrifugavimo iš jūsų kraujo ir paskui uždedama ant tos žaizdos, kur yra, pavyzdžiui, gydytojas padaryta. Tas dalykas pagerina gijimą. Gijimas yra sklandesnis, mažiau skauda. Augimo tie hormonai išsiskleidžia 10-14 dienų bėgyje. Tai reiškia, tai yra toks kaip tarsi jūsų vidinės ilgo veikimo vaistas nuo uždegimo. Dabar kaip mes tą dalyką padarom? Mes imam kraujo iš venos žmonėm, prašau, Kristina, parodyk šitą. Yra, tokie vakutaineriai, mėgintuvėliai. Tai 2-4, porinės skaičius turėtų būti, mėgintuvėlių. Dedam į centrifugą tą visą mūsų paimtą kraują ir sukam lėtom apsukom, pavyzdžiui, 15 minučių, 13 minučių pagal programą. Jokių papildomų, kaip jūs matot, prašom, mėgintuvėlį. Jokių papildomų reagentų čia nėra. Čia tuščias tiesiog vakuuminės indelis. Tai reiškia, tai yra 100% kraujo preparatas. Alergijų jokių nėra, jokių šalutinių reakcijų nepasireiškia. Šiaip tyrimais įrodyta, kad tai yra labai veiksminga medžiaga ir kaip mes ją naudojam, jeigu mes tiesiog nepjaunam. Šiuo atveju mes darom mažą pjūviuką su gydu, su chirurginiu gydu, jeigu jūs atsimenat, kai mes kalbėjom prieš tai, kuris nukreipė mano grąžtą, prasigrėžiam būtent toje vietoje, kur turėtų būti implantas, įsukam implantą, ir šalia to implanto, kur mums trūksta kaulo, dadedam dirbtinę kaulo ir ant viršaus uždedam, šitos medžiagos, viską gražiai užsiūnom, tai reiškia, tikrai, tai nėra pjūvės didelis, kad ten matosi daug to kaulo. Tam mes pjaunam, kad įdėt trupučiuką dirbtinio kaulo ir uždengt jūsų kraujo preparato, turinčio kamieninių ląstelių ir augimo faktorių. Šiaip pastebėta ir mano, pavyzdžiui, atvejais, kad gyja labai greitai. Tai po 4 dienų, aš nematau jau uždegimo jokių požymių. Sumažėja, aišku, vaistų tikimybės, kai vartojama. Pacientai mažiau vartoja nuo skausmo vaistus, tai vėlgi, nėra blogai. Kasgi vyksta viduj? Kaip aš minėjau, 10-14 dienų, kol gyja ta žaizda, pirminės kol gyjimas vyksta, išsiskleidžia tos gerosios medžiagos, kurios pagerina, tiesiog pagreitina gyjimą. Tai dabar, Kristina, ar tu buvai dirbus su PRF metodais prieš tai, kad mes pradėjom su mūsų klinikoje tą dalyką? Taip, su PRF aš dirbu nuo 2014 metų. 6 metus jau, 6 metai. Taip. Tai ilgai. Ir kaip tavo, tu vis tiek stebėjai tos pacientus, kokie rezultatai, pavyzdžiui, buvo chirurginiais, iš esmės? Kaip tu ir minėjai, iš tikrųjų tai pagreitina tiek gijimą, tiek viskas atrodo žymiai gražiau ir tiek pat paciento veidas atrodo gražesnis, mažiau patinės, mėlynės mažesnės. Taip, aišku, jos yra, bet tikrai ne tokio dydžio. Turbūt kalbėsime apie tas didelės operacijas, kur buvo atlikami pjūviai ir jau, keliamas lopos gleivinės antkaulio toks didesnis. Ir vis tiek, naudojant tas PRF
metodas, sakim, buvo geresni rezultatai pasiekiami. Taip, žymiai geresni rezultatai. Supratau. Tai šiaip iš tikrųjų, sakim, tą būdą aš jau pakankamai irgi senai, sakim, stebėjau, vis kažkaip nedrįsdavau, sakim, jo pradėti. Kodėl, sakim, galbūt, sakim, kartais mes užbuksuojam toj pačioj vietoj, bet kaip Kristina, sakim, pavyzdžiui, visą laiką, sakim, minėjo, kad ar tam, kodėl mes nenaudojam PRF? Aš sakau, žinai, sakim, galbūt kada nors. Tai va tas kada nors jau atsitiko. Sakim, tai laukiam jūs ir nors ir kaulo turėsim trūkumą, tikrai, sakim, tą dalyką atstatysim PRF-u, gydymas bus sklandesnis, greitesnis, rezultatai bus puikus, naudojant PRF ir skaitmeninę odontologiją. Skambinkit mums, rašykitės į konsultaciją, įvertinsim, apžiūrėsim, padarysim kompiuterinę tomografiją, įvertinsim kaulą iš visų pusių, trimatę erdvėj, virtualiai ir pasirinksim geriausią jums gydymo būdą. Ačiū.